Atsisėskit patogiai, tiesus stuburas pradžiai, kaip ir visada, pakvėpuokim, pilviniu kvėpavimu atpalaiduokim diafragmą. Pečiai žemyn, viršugalvis į viršų, įkvėpimas per nosį į pilvą, iškvėpimas per burną. Pakvėpuokim. Lėtas įkvėpimas, lėčiau. Užsimerkit. Mintis į šoną, atpalaiduojam kaktą. Ir dar kartą. Iškvėpam. Pradėsim nuo sukimo galvos. Į vieną pusę, į kitą. Užlaikom 2-3 sekundės. Smakras lygiagretus grindim, nekyla, nesileidžia, užlaikom 2-3 sekundės. Žandikaulis atpalaiduotas, veidas atpalaiduotas. Įkvėpiam centre, iškvėpimą sukamės ir laikom 2-3 sekundės. Įkvėpimas, iškvėpimas sukam galvą. Ir sustojam centre, darysim tą patį, tik tai dabar nusukę galvą, žiūrėsim už nugaros, suksim akis. Nusukam galvą, žiūrim už nugaros, 2-3 sekundės. Iškvėpimas ant sukimosi, žiūrim, pasitiesinam. Sukam akis kiek įmanoma tolyn, bandom pažiūrėti, kas ant kito peties sėdi. Kita pusė, kas ant kito peties sėdi. Ir grįžtam į centrą. Lenkiam galvą į šonus. Ranka žemyn, pečiai žemyn. Vieną pusę, kitą vėl įkvėpiam centre. Iškvėpimas lenkiam. Sustojam dešinėj, pečiai žemyn, ranka ant galvos, lengvai paspaudžiam, žandikaulis atpalaiduotas, dantų nesukandam, akys kakte atpalaiduota, smilkiniai irgi atpalaiduoti ir pakvėpuojam. Mintis į šonus nustumiam, girdim kaip kvėpuojam, klausom. Iškvėpimas, paleidžiam įtampas. Ir grįžtam į centrą. Kita pusė. Ranka ant galvos, pečiai nuleisti, švelniai spūstelim. Kvėpuojam. Korpusas visas tiesiai, nesvyram į šoną, tik kaklas galva. Ausis link peties. Petys nuleistas, abu nuleisti. Užsimerkit. Lėtinam įkvėpimą. Ilginam iškvėpimą ir grįžtam į centrą. Rankos už galvos, nespaudžiam. Smakras link krūtinės, pratempiam kaklą. Gilus kvėpavimas, pečiai nuleisti.
Pasukam galvą į šoną šiek tiek, į dešinį šoną. Kažkur 40-30 laipsnių kampas. Kvėpuojam, pečiai nuleisti. Į kitą pusę. Grįžtam į centrą ir išsitiesiam. Tempsim iš priekio, priekinę dalį, žemyn ir smakras į viršų. Ne tai, kad visiškai atlošiam, bet smakras į viršų. Žemyn. Žiūrim į lubas. Smakras į viršų. Žemyn. Smakras į viršų. Pečiai nuleisti. Įkvepiam apačioj, iškvepiam viršui. Ir sustojam. Keklų sukamieji. Palenkiam galvą į dešinę. Čia toksai didelis raumuo, kai jisai įtampoj, nuo darbo su kompiuteriu, su telefonu ir šiaip, kai įtampa yra, čia užsispaudžia. Kraujotakai smegenys susispaudžia, jisai baigėsi ten kažkur už ausies. Palenkiam galvą, pagriebiam, užsikabinam už raumens, apačioje viršui, grįžtam į centrą. Jeigu pamesit tempimo metu, vėl palenkit galvą, grįžkite į centrą. Pečiai žemyn ir pakvėpuojam. Tempiam į apačią ir į viršų raumenį, prailginam. Pamaigom, paspaudom viršui, tą storąją dalį raumens ir atpalaiduojam. Atpalaiduojam pirštus. Kita pusė, palenkiam galvą, kad geriau užčiuopt ir užsikabint. Grįžtam į centrą, tempiam į viršų ir apačią. Užsimerkim, veidas atpalaiduotas. Pečiai žemyn, pamaigom, paspaudom viršų ties žandikauliu. Paspaudžiam, grįžtam. Atpalaiduojam rankas, pirštus, kramtomieji raumenys. Jungia žandikaulius. Čia kažkur 2 pirštų storio, o taip, braukiam žemyn. Atpalaiduojam apatinį žandikaulį, šiek tiek prasižiojam, braukiam žemyn. Pečiai nuleisti. Su krumpliais stipriai paspaudžiam. Mėlynių čia nebijokit, nieko nepratampysit, nebent labai lengvai. Mėlynė susidaro pas jūs, tada pagal save, bet šiaip šitas raumuo yra labai stiprus, vienas iš stipriausių. Ir spūstelim. Iškvėpimas. Perstatom pirštus, krumplius kitur. Iškvėpimas. Kita pusė. Neskubėkit, taip įspaudžiam. Ne per odą braukom, o giliau. Prasižioja, raumuo atpalaiduotas. Ir spaudžiam. Stipriai kvėpuojam. Su atodusiu, nebijom garso, išleidžiam įtampas. Perstatom kitur. Pečiai nuleisti. Atsipalaiduojam. Smilkininiai. Prasukam, bet ne oda, o po oda. Veido raumenys yra sujungti su oda. Skirtingai negu kiti visi kūno raumenys, veido raumenys
su oda, todėl ir visokios mimikos ir raukšlės greičiau pasimato, kai įtampa yra raumenyse. Jeigu įtemptas koks nors kojos raumuo, keturgalvis ar dvigalvis, raukšlių nesidaro. Ant veido darosi. Atpalaiduojam, atpalaiduojam, atpalaiduojam. Šitas raumuo va taip eina, tokio dydžio kažkur yra. Dabar mes jį pratempsim, statom delnų apačias ant akio apačioj ir taip pratempinėsim ir užlaikysim šiek tiek. Pečiai nuleisti, tempiam, 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 laikom. Atpalaiduojam. Dar 2 kartus. Tempiam, tempiam, taip skersai. Jis taip eina kaip vėduoklė. Palaikom. Atpalaiduojam. Dar. Tempiam, 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 palaikom, pečiai žemyn. Atpalaiduojam. Dabar įsistatysim nykščius į va čia tokias duobeles. Čia užsispaudžia raumenys ir nebepatenka į kaukolę, į smegenis. Įsistatom. Pečiai nuleisti, spaudžiam tas duobeles arba šiek tiek aukščiau. Jeigu kažkur tai paspaudžiat ar kaukolės apačioj, paieškom tokių skaudamų taškų ir ten įspaudžiam. Pečiai žemyn, laikom įspaudę, atlošiam, grįžtam. Atlošiam, 2-3 sekundės palaikom, grįžtam. 2-3 sekundės palaikom, grįžtam. Ir paskutiniai, pečiai nuleisti, grįžtam. Įkvepiam, iškvepiam ir prasuksim galvą. Apačioj braukiam per krūtinę arba tiek žemai, kiek pasiekėt. Ir atlošimas, iškvepiam. Įkvepiam apačioj. Atlošiam, iškvepiam. Pečiai nuleisti. Į kitą pusę sukam. Su kvėpavimu. Atlošiam, iškvepiam. Ir sustojam centre. Atpalaiduosim viršutinę trapeciją. Viršutinė trapecija, vat tokios formos raumuo didelis, čia pusė trapecijos nugaros viršuj, tada per kaklą eina ir į galvą užeina. Jeigu šitas raumuo yra spazmuotas, vėlgi užsispaudžia kraujotaka, atsiranda galvos skausmas. Ranka dešinė ant liemens, pakeliam petį dešinį viršų, nusukam galvą, guldom galvą ant peties. Ne šonu, ne ausį, ant peties, o nugarinę galvos dalį. Ir spaudžiam galvą į petį, petį į galvą. Spaudžiam, paskui nepasideda galva ant peties, tiesiog tada petį keliam, o galvą spaudžiam žemyn, kad ir yra tarpas tarp. Kvėpuojam, žiūrim į viršų, į lubas, užsimerkiam. Raumenis mes atpalaiduojam 2 būdais. Arba tempimu, arba kompresija. Suspaudžiam ir tada atpalaiduojam. Tai čia dabar spaudžiam. Spaudžiam vienas į kitą, kvėpuojam. Spaudžiam, spaudžiam. Kakta atpalaiduota, veidas, žandikaulis. Dar spaudžiam. 3, 2, atpalaiduojam, pralyginam. Ne kaklo šoną, o nugarinę dalį irgi užgriebiam, pralyginam kaip lygintuvas, nespaudžiam. Kita pusė. Kairė. Ant liemens, petys aukštyn, galvą nusukam, guldam, spaudžiam vienas į kitą. Mintis į šoną, dėmesys į atsipalaidavimą.
Atpalaiduojam kūną, jau jisai taip įsitempęs, atpalaiduojam dar kvėpavimu. Spaudžiam viens į kitą. Dar 3, 2, grįžtam į centrą, pralyginam. Pralyginam. Ir dabar pasidarysim tokį savimasažą, trapecijos atpalaidavimą, sprando atpalaidavimą. Statysim ranką, kuo tolyn užgrebėt ir taip į priekį su paspaudimu abi. Taip paspaudžiam sprandą į priekį. Galim galvą nulenkt, prasimasažuojam. Spaudžiam ir braukiam į priekį. Ir atsipalaiduojam ir gulam ant nugaros. Gulam ant nugaros. Galva net lošta, taip tiesiai. Pasidėjom. Ką darysim? Įtraukinėsim smakrą. Įtraukinėsim taip į vidų, kaip stalčius uždarytas bus smakras. Toks pagurklis atsiras, bet ką čia mes norim pratempt kaklą. Ir galvos niekur nekeliam, įtraukiam smakrą žemyn. Įtraukiam, laikom 3 sekundės, atpalaiduojam. Įtraukiam, laikom. Atpalaiduojam. 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 Kuo labiau įtraukiam, kuo labiau šitas pagurklis susidaro, tuo geriau. Kaktos neraukit. Geriau užsimerkt visai. Iškvėpimas atsipalaiduojam. Įkvėpimas. Įtraukinėm. Iškvėpimas atsipalaiduojam. Ir paskutinis. 3. 2. 1. Atsipalaiduojam. 2 paskutinės asanos, žvakė ir plūgas. Labai geros kaklų pratempimui, tačiau žiūrėkit pagal save. Žvakė. Jin jogoj žvakė yra tokia aptirpusi, atsipalaidavusi. Tradicinė jogoj žvakė turi būti tiesi įtempti sėdmenis, tiesios įtemptos kojos. Jin jogoj nebūtina įtempti sėdmenų, nebūtina įtempti kojų. Plus mes čia darom šitą asaną dėl kaklo atpalaidavimo. Tai kojos ir sėdmenis mums neaktualūs. Ir žvakė. Kvėpuojam. Vėlgi, galite atpalaiduoti kojos tokios visai nusvirusios. Patiesinam stuburą, kaklas link spaudžiasi. Net ne link, o spaudžiasi prie krūtinės. Ir kvėpuojam. Gilus kvėpavimas būtinai. Čia galite pasitikrinti su žvake, kiek užspausta jūsų diafragma yra ir įsitempusi, jeigu sunku kvėpuoti. Ir plūgas. Kojas už galvos leidžiam ištęstas arba vėlgi sulenktas, mums čia svarbu kaklas, o ne pratempimas kojų. Galit užsidėti kelius ant galvos arba taip nuleist sulenktas, arba jeigu norite ištieskit ir kvėpuojam.
Gilus kvėpavimas ir grįžtam. Keliai ant kaktos, nuleidinėjam stuburas lankstelis po slankstelio, paskutinis kojos, įkvepiam, iškvepiam. Jeigu norit, pagulėkit dabar šavasanoje kelias minutės visiškai atsipalaidavę. O jeigu kas norit, atsisėdam, įkvepiam, iškvepiam ir einam atsigerti vandens su druska. Druskos gabalėlis ant liežuvio ir išgeriam. Papildom organizmą, kūną mineralais. Iki kito pasimatymo ant kilimėlio.